Labas visiems dar kartą ir šiandien yra antroji mūsų iššūkio dalis. Ir toliau mes kalbam apie sąmonę, pasąmonę ir regresinę hipnoterapiją. Šiandieną jau jūs žinot daug. Jeigu vakar išklausėt vakarykštį visą mano įrašą, tai ką aš norėjau pasakyti, išklausėt Julijos įrašą, tai jau žinot labai daug. Ir šiandien aš tiesiog labai gal kažko daug naujesnio nepapasakosiu, tiesiog pagilinsiu jau tas žinias, kurias suteikiau vakar. Na ir, kaip ir sakiau, pirmas 3 dienas teorija, likusias 2 dienas praktika. Tai pirmiausia, labai ačiū visiems, kas komentavot, kas rašėt klausimus, nes iš tikrųjų kiekvienam žmogui svarbu, ar ne, kad tai, ką daro, yra reikšminga, yra svarbu, kad kažką žiūri, kad kažkam tai atnešė kažkokių naujų suvokimų, kažkokių naujų supratimų ir todėl labai visiems ačiū už atgalinį ryšį. Tai mes vakar kalbėjome apie tai, kas yra sąmonė ir kas yra pasąmonė. Ir kalbėjome apie tai, kad sąmonė arba mūsų tas vadinamas loginis protas, racionalusis protas, ar ne, tai yra tas mūsų tai, ką ta mūsų logika, tas mūsų protas, tai mūsų priežasčių, pasekmių dėsniai, atsakomybė už veiksmus ir taip toliau. Ir kalbėjome apie tai, kad pasąmonė tai yra mintis, jausmai, emocijos, intuicija, nekontroliuojami psichikos procesai. Ir čia buvo toksai klausimas, tai aš dabar šitoje vietoje truputėlį jį ir praplėsiu ir dėkoju labai už tą klausimą, nes jisai duoda man galimybę šiek tiek šitoje vietoje praplėsti ir daugiau paaiškinti. Tai nekontroliuojami psichikos procesai, jie yra tiesiog nekontroliuojami, bet tai nereiškia, kad jie yra nekintantis ir nekeičiami. Kitaip tariant, žodis kontroliuojantis nėra sinonimas žodžiui kintantis. Ar ne? Tai ką reiškia, kad psichikos procesai nėra kontroliuojami? Tai reiškia, kad kai mums ateina kažkokia emocija, mes dažniausiai jos nesukontroliuojam. Mes jas stengiamės sukontroliuoti, stengiamės užspausti, stengiamės suvaldyti, bet mes jos negalim panaikinti. Mes arba ją išreiškiam, iškomunikuojam, arba mes ją užspaudžiam ir jinai vis tiek ten lieka. Panaikinti mes jos negalim, suvaldyti, sukontroliuoti mes jos negalim. Galim suvaldyti, bet negalim sukontroliuoti taip, kad jinai dingtų. Ir kaip tas pasireiškia gyvenime? O tas pasireiškia gyvenime labai paprastai. Tiesiog kasdienėse dalykuose. Sakykime, renkamės partnerį. Labai dažnas atvejis, kada moteris, mergina pas mane ateina ir sako, aš suprantu, kad tas partneris, kurį aš išsirenku, jisai mane nuves vėl į destruktyvius santykius. Nes, jau dabar matau, net būna, kad moteris ateina ir sako, aš jau dabar matau, kad tai yra toks pat, tokio paties tipažo partneris, kaip ir visi kiti pas mane buvę, ir visi mane veda į destruktyvius santykius. Nes jie visi yra, kokie nors, sakykime, ar tai egocentriški, ar tai linkę būti šalti, ignoruoti, ar tai linkę žeminti ir panašiai. Ir kodėl mes tokius pritraukiam, čia jau yra kita kalba. Čia yra kita kalba, bet mes dabar kalbam apie būtent nekontroliuojamą emociją. Ir sako, žinai, bet jie vis tiek mane traukia. O va ten yra dar kitas gerbėjas, kuris yra šeimyniškas, ramus. Ir jeigu mąstyčiau logiškai, tai jis yra tobulas vyras šeimai. Tobulas vyras su juo kurti šeimą. Jisai ramus, šeimyniškas, jisai pagarbus, švelnus. Bet man su juo neįdomu, man aistros nėra, tiesiog negaliu aš jį žiūrėti kaip į vyrą. Ir kaip jūs manot, dažniausiai moteris tokiam pasirinkime, jinai ką pasirenka? Ta, kuris yra švelnus, pagarbus, bus geras tėvas, bus geras šeimos vyras, ar ta, kuris panašu, kad su juo vėl bus pykčiai, vėl bus konfliktai, vėl bus nepagarba viens kitam, bet jisai traukia. Ir čia yra ta nekontroliuojama emocija, kad vis tiek dažniausiai moteris nueis pas tą, kuris logiškai, nėra saugus, bet emociškai jisai traukia. Ir čia šitoje vietoje mes šitos emocijos sukontroliuoti negalim, o todėl jinai yra nekontroliuojama. Bet tai, kad jinai yra nekontroliuojama, kitaip tariant, jinai įtakoja 95% mūsų pasirinkimus, nereiškia, kad jinai yra nekintanti. Tai reiškia, kad jeigu mes su savim dirbam, ir tame tinka bet kokia terapija.
hipnoterapija, psichoterapija, kognityvinė terapija, meditacijos, emocijų paleidimai, emocinio intelekto ugdymas. Na, kur jūs tam pirštų bedursit, bet kokia terapija, ar ne, jinai atneša pokyčius. Ir taip žmogus tos dalykus gali keisti. Ir kai žmogus keičia tos dalykus, keičiasi palengva to žmogaus pasirinkimai. Žmogus pradeda pastebėti, kad, aš jau kažkaip nebevalgau tiek daug tų saldumynų vakarais, kaip čia taip nutiko. Mane pradeda traukti kitokio tipažo žmonės. Ir, suprantat, tas įvyksta nekontroliuojant, nepriverčiant savęs eiti ir rinktis kitokio tipažo žmonės, nepriverčiant save kažką tai daryti. Ar ne? Tai kitimas ir kontrolė nėra ta patys žodžiai. Mes dažniausiai negalim sukontroliuoti to, kas pas mus kyla iš vidaus. Bet mes galim tai pakeisti. Tai yra faktas. Tai va, tokia šiandiena būtų įžanga. Ir toliau mes šiandien kalbėsim. Tai aš vėl pasidalinsiu ekranu. Toliau mes šiandien kalbėsim apie vaikystę ir kodėl mūsų vaikystė yra tokia svarbi. Kodėl mūsų vaikystė yra tokia svarbi ir kodėl apie 70% emocinių įspaudų atsinešam iš vaikystės. Ir dabar šitoje vietoje aš labai noriu pabrėžti, kad jokioje terapijoje negali būti jokio kaltinimo. Tai yra, mes nekaltinam tėvų. Jokių būdų. Mes nekaltinam senelių. Mes nekaltinam ir savo pačių. Buvo taip, kaip buvo taip, kaip turėjo būti, buvo taip, kokios buvo aplinkybės. Aš pati, man jau dabar virš 40, aš dar augau Tarybų sąjungoje, paskui jau greitai atėjo ir nepriklausomybė, bet aš dar spėjau pamatyti, kaip sunku buvo mano tėvams toje santvarkoje, kaip sunku buvo mano seneliams. Ir netgi suvokdama, kokius blokus tam tikrus man uždėjo vaikystę, kokius emocinius įspaudus aš ten susirinkau, kurie man paskui gerokai gadino gyvenimą, aš niekada nekaltinu nei savo tėvų, nei senelių, nei dar kažko. Aš supratau, kad tai buvo, kaip turėjo būti, kad tai buvo taip, kad jie man davė viską, ką galėjo duoti. Ir jokio kaltinimo tenai nėra. Yra tik tai fakto konstatavimas, kad, buvo taip, ir todėl šiandieną aš turiu tokį blogą. Tai yra tik fakto konstatavimas. Jokio kaltinimo, jokio varimo ant kažko, kaip man kažkas sako, tai čia dabar einam į terapiją, tai kad pavaryt ant tėvų. Tai yra labai labai siauras suvokimas. Jokio kaltinimo ten nėra. Yra tik fakto konstatavimas. Buvo taip, todėl, kad buvo. Ir tiek. Mūsų tėvai mumis rūpinosi taip, kaip mokėjo, taip, kaip galėjo, iš savo suvokimo, iš savo galimybių. Ir mes jiems už tai turim būti dėkingi, vien todėl, kad esam čia. Bet nepažiūrėję į vaikystę, mes daugumos blokų išsigydyti negalėsim. Tai kodėl dabar vaikystė yra tokia svarbi, ypač iki 7 metų? Tai pirmiausia, dėl 2 dalykų. Priežastys yra 2 dalykai, tai yra fiziologija, 2 tokios smegenų dalys, kaip hipokampas ir migdoliniai kūnai, ir toks vadinamasis kritinis barjeras. Tai pirmiausia fiziologija. Mūsų smegenyse, daug tenais yra dalių, aš šiandien kalbu tik tai apie 2, apie hipokampą, hipokampus, ir migdolinius kūnus, arba kitaip amigdalus. Ir hipokampas atsakingas už faktinę atmintį, kai tuo tarpu migdoliniai kūnai yra atsakingi už emocinę atmintį. Jie atsakingi už daug kitų dalykų. Daug kitų dalykų jie taip pat yra atsakingi, bet jie taip pat atsakingi už faktinę atmintį ir emocinę atmintį. Ir ta dalis, ta mūsų smegenų dalis, kuri yra atsakinga už faktinę atmintį, iki 2-3 metų maždaug yra neišsivysčiusi. Todėl iš esmės mes negalim prisiminti savo labai ankstyvų dienų. Tai yra, mes negalim jų atsiminti faktiniu būdu. Mes negalim atpasakoti, kad aš gimiau, palatos sienos buvo tokios spalvos, ar ne, mano per 1 mėnesį aš gulėjau, žiūrėjau lubas. Negalim. Hipnoterapija kartais žmonės tokie atsiminimai pasiekia, bet mes nelabai dar žinom, ar tai yra tikri atsiminimai, ar tai yra tiesiog proto sukurti vaizdiniai ir pritaikyti emocijom. Todėl, kad
fiziologiškai mes tokiame amžiuje faktinių prisiminimų dar neturim. Ir iki 2-3 metų mes faktinių prisiminimų neturim. Bet mes turim labai stipriai išvystytą tą smegenų dalį, kuri turi emocinę atmintį. Kitaip tariant, jeigu kažkas neveikia, tai visada kažkas kompensuoja, ar ne? Ir ta dalis, kuri yra atsakinga už emocinę atmintį, pas vaiką veikia labai labai stipriai. Kitaip tariant, vaikas prisimena jausmą. Jis neprisimena, kas įvyko, jis neprisimena, kad jį išgąsdino labai didelis šuo. Pavyzdžiui, fakto to, ko jis neprisimena, bet jis prisimena baimę. Jis prisimena didžiulę baimę. Ir būna suaugęs žmogus, jau ateina į hipnoterapijos sesiją ir sako, aš nesuprantu, kas yra, mane kankina nerimas. Aš nesuprantu, kas yra, mane kankina baimė, mane kankina pyktis, bet aš nesuprantu, ant ko aš pykstu. Aš nesuprantu, ko aš bijau. Aš nesuprantu, ko aš nerimauju. Tai vat ir ateina tas jausmas iš gilios vaikystės, kur mes faktinės atminties neturim, bet turim labai labai stiprią emocinę atmintį. Tai yra, vaikas viską emociškai jaučia daug stipriau negu suaugęs. Todėl ir tie blokai emociniai užsideda gilesni, stipresni. Nes kas yra emocinis blokas? Emocinis blokas yra tada, kai kažkas įvyko ir ten susiformuoja labai labai stipri emocija. Ir jeigu tuo momentu mes jos neišjaučiam, mes jos neišleidžiam, tai tada tokiu atveju tenais ir lieka toks emocinis įspaudas, kuris mums toliau kartina gyvenimą. Kritinis barjeras. Vaikai neturi kritinio barjero. Kitaip tariant, jeigu man dabar kažkas šiandien aš kalbu ir sakytų, Viktorija, nesąmonė šneki, tu čia visiškai nusišneki. Neegzistuoja tokie dalykai kaip pasąmonė, neegzistuoja tokie dalykai kaip logika, neegzistuoja iš vis čia, šneki, nusišneki. Hipnoterapija, tai čia iš vis kažkoks tai pseudomokslas, kuris niekam realiai padėti negali. Tai ką aš daryčiau? Gūžtelčiau pečiais ir daryčiau toliau, ką aš darau, nes pas mane yra išvystas kritinis barjeras. Aš suvokiu, kad žmogus, jeigu taip kalba, tai jis arba neturi visiškai žinių, arba jisai dėl kažkokių priežasčių nori mane pažeminti, arba jis, tiesiog gal jam ten nelabai gerai su suvokimu. Ir okei, tai apsisukau, einu ir toliau darau tai, ką man reikia daryti. Tai nesuku savo per daug galvos. Ar ne? Jeigu ten labai kiptų ir labai pradėtų žeidinėti, tai aš užblokuočiau. Ir tikrai, žinokit, pamirščiau per 5 minutės, nesukčiau savo galvos. Bet ką mes darom, kai esam vaikai? Jeigu vaikui, 3 metų, sakom, tu visiškas idiotas, arba tu durnas, ar ką tu čia darai nesąmonę, jisai to kritinio barjero neturi. Jis dar neturi tų vadinamų apsaugų. Ar ne? Jis neturi patirčių, neturi žinių, jis neturi apsaugų. Jisai tiki, kad tai, ką jam sako tėvai, tai, ką jam sako kiti suaugusieji, kurie yra dideli ir protingi, jie yra teisūs. Nes jie yra suaugusieji, jie yra dideli, jie yra protingi, o ypatingai, jeigu tai yra tėvai arba kiti augintojai. Todėl vaikui tokie dalykai limpa labai staigiai ir labai greitai. Net ir suaugusiai galima įžeisti. Aš nesakau, kad suaugusio negalima įžeisti. Galima net ir suaugusiai įžeisti ir galima taip įžeisti, kad žmonės metus lieka įsižeidusiai. Tai čia dažniausiai būna toksai vaiko stadijų truputėlį, kada žmogus labai rimtai priima kažkokį įžeidimą. Nes suaugusio jau stadijoje mes turim turėti jau kritinį barjerą, tai yra suvokti, kad, tai žmogus kalba realiai ne apie mane, kiekvienas žmogus, ką jis ten kalba, jis kalba iš esmės apie save, transliuoja tai, ką jis turi viduje, ir tai manęs nelabai liečia. Jeigu aš neprašiau kažkieno nuomonės, tai ta nuomonė kritinė manęs nelabai liečia. Vaikas tokių barjerų, tokių apsaugų neturi. Todėl visi dalykai, kiekvienas pasakytas negatyvus žodis, kiekvienas tai žaidimas, kiekvienas toks dalykas vaikui prilimpa daug stipriau. Ir būtent dėl visų šitų dviejų dalykų, tai yra dėl šitos fiziologijos ir kritinio barjero, arba kitaip tariant apsaugų nebuvimo, vaikui tie emociniai blokai susiformuoja daug lengviau, daug paprasčiau. Ir todėl hipnoterapijos metu būtent dažniausiai tos priežastys ir yra atrandamos vaikystėje. Ne visada pasitaiko tų priežasčių ir iš paauglystės, ir netgi iš suaugusių gyvenimo. Bet dažniausiai vis tik tai iš vaikystės. Suaugusiųjų gyvenimų taip pat pasitaiko, nes žinoma, kad mes patiriam traumų jau būdami suaugusieji ir ypatingai, kai prasideda romantiniai santykiai, moteriams labai dažnai, kai išteka ir dažnai sugriūna iliuzijos, ar ne, tikėjausi vieno, o finale gavosi kitaip, ar ne, nes santykiai irgi mus labai auklėja ir ugdo ir daug mes ten visokių patiriam nesmagių dalykų.
Ir savaime suprantama, kad ir būnant suaugusiems, taip pat blogai dedasi. Žinoma, dedasi. Bet ne tokiu kiekiu ir ne tiek stiprus, kiek ankstyvoje vaikystėje. Na ir dar aš šiandien jums turiu keletą pavyzdžių. Aš manau, kad praktiniai pavyzdžiai tai yra vienas įdomiausių dalykų regresinėje hipnoterapijoje. Tai vat keletą dar pavyzdžių, kada vat vaikystėje yra užsidėti tie blokai. Na ir mano buvusi klientė Rasa, kurią kankina psichosomatiniai skausmai ir taipogi depresija. 58 metų mes su ją darėm keletą sesijų, kelis regresus. Ir vaikystėje, būdama 3 metų, jinai turėjo saugoti 1 metų seserį. Tai yra, mama išeidavo į darbą, tėtis apskritai neaišku, kur buvo, gal ten nelabai ir buvo. Ir jinai būdavo paliekama saugoti 1 metų sesuo, tai yra 3 metų vaikas. Na, tai kas šiandienai skamba kaip pasakėlė iš rūso, nu realiai kaupiai, tai tuo metu vėlgi be jokio niekieno teisimo ir smerkimo supraskim, kad, na, matyt buvo, kad neturėjo galbūt ta mama kur tų vaikų palikti. Na, taip buvo tokios sąlygos. Ir jinai, ta būdama 3 metų, turėdavo saugoti 1 metų seserį. Ir vieno tokio saugojimo metu, na, aš čia kabutėse įrašiau, nes kaip gali 3 metų saugoti 1 metų, nu, sunkiai yra įsivaizduojama, ar ne? Bet ta sesutė 1 metų, jinai apsipylė verdančių vandenį, ar tai košę bandė virti, tą 3 metų mergaitę ar kažką, ir, žodžiu, labai stipriai nusidegino. Na, ir mama toje desperacijoje labai kaltino ją, kad matai, tu čia kalta, tu neprižiūrėjai sesers. Ir dar daug kartų tai buvo kaltinama, dėl to, kad po to jau mama suprato, kad negali jų vienų palikti ir turėjo tos vaikus prižiūrėti, galvoti, kaip juos prižiūrėti, kur juos padėti. Ir jinai vis kaltindavo tą 3 metų mergaitę, tą 3 metų Rasą, kad per tave čia viskas, per tave mes dabar negaliu aš esu palikti vienų, per tave sesuo nusidegino, per tave dabar man čia nemalonumai, reikia ieškoti, kur jūs čia padėti, viskas čia per tave. Na ir vaikų užkrauta tokia didžiulė kaltė. Ir ta kaltė, jinai labai stipriai iškilo būtent hipnoterapijos sesijos metu. Tai ir čia yra toks labai įdomus dalykas. Logiškai žmogus yra 58 metų, ar ne, ir suvokia, kad, nu, aš tikrai nebuvau kalta, bet pasąmonė laikosi įsikibusi to suvokimo, kad aš kalta. Aš kalta, aš apdeginau seserį, aš pridariau mamai nemalonumų, o baisiausias dalykas vaikui yra nuvilti mamą. Baisiausias, nuvilti tėvus, tai yra vaikui pats baisiausias dalykas. Ir jinai, kai sako logiškai, aš suprantu, kad aš nekalta, bet jausmas, hipnoterapijos sesijos metu yra toks, kad, nu, aš esu tokia kalta iki negalėjimo. Ir tai mes vadinam neįsisąmoninta kalta. Tai yra neįsisąmoninta kaltė, tai yra tada, kai žmogus jaučiasi kaltas, bet to nesupranta. Tai yra šiaip kiekvieną dieną gyvena ir nejaučia kaltės. Gali ir jausti, aišku, bet šiuo atveju tai nejaučia. Ar ne? Ir ta neįsisąmoninta kaltė, kuri yra giliai pasąmonėje, jinai iškeliama tik tai hipnoterapijos sesijos metu, jinai daro labai daug blogų dalykų. Ir aš čia tik parašiau keletą tokių simptomų, sakykime, neįsisąmonintos kaltės, jų gali būti daug daugiau, bet tiesiog keletą kaip pavyzdžių. Tai jeigu žmogus kaltas, tai su kaltais ką reikia daryti? Kaltus reikia bausti. Ir žmogus, kuris jaučia kaltę arba įsisąmonintą, arba neįsisąmonintą, jisai stengiasi padaryti ką? Jisai stengiasi save nusibausti. O nusibausti galima kaip? Galima įsivaryti savo ligą, kokią nors. Ar ne? Psichosomatinė. Tarp kitko, 85% ligų yra psichosomatinės kilmės. Tai yra, kitaip tariant, iš čia. Galima įsivaryti antsvorį. Galima, aišku, problemos su savivertė, nes aš kalta, tai aš vadinasi netikša tokia, netinkama, niekam nereikalinga, bloga, nepakankama, iš karto problemos su savivertė, nes, nu, aš kalta, aš net mamą nuvyliau, tai kas iš manęs tada iš viso. Aukos pozicija santykiuose. Žmogus, kuris yra kaltas, tai jisai ir santykius rinksis tokius ir kurs tokius, kad jisai tose santykiuose ištisai bus dėl kažko kaltas, tokioje aukos pozicijoje. Dažnai leisis žeminamas, nes aš kalta, pasąmoningai kalta, tai aš turiu priimti ir tą žeminimą, ir tą
ir tą destruktyvų elgesį. Kitaip tariant, dažnai žmonės, kurie jaučiasi kalti, dažnai sėdi destruktyviuose santykiuose ir iš jų neišeina, nes pasąmoningai jie jaučia, kad jie tokių santykių nusipelnė. Kas aišku tikrai nėra tiesa, niekas nenusipelnė destruktyvių santykių, bet va tą neįsisąmonintą kaltę žmogų verčia jausti, kad aš negaliu išeiti. Vat negaliu, nežinau kodėl, o negaliu. Ir tada hipnoterapijos sesijos metu kartais paaiškėja, kad negaliu išeiti, nes kalta, nes apdeginau seserį, tai dabar turiu atsiimti, turiu būti ta auka, kuri prisiema tą visą destrukciją. Na ir savo gyvenimo sabotažavimas yra labai labai irgi dažnas reiškinys, kada žmogus jaučiasi kaltas pasąmoningai. Nes vėlgi aš kaltas, aš neturiu teisės turėti pinigų, neturiu teisės turėti gerų santykių, neturiu teisės turėti sveikatos ar dar kažko tai. Ir tada žmogus nedaro tų veiksmų, tiesiog nedaro tų veiksmų, kuriuos turėtų daryti, kad pasigerintų savo gyvenimą. Antras, dar tas pavyzdys, atsiprašau, tai šituo atveju, ką mes turime, jau kalbam apie rasą, tai rasos loginis protas arba racionalusis protas šiuo atveju yra 58 metų, tai yra tiek, kiek jie yra, o pasąmoninis protas užstrigęs 3 metų lygmenyje. Įsivaizduojat, kaip yra sudėtinga, kai logika pastoviai ginčiasi su pasąmonė, tai yra suaugęs žmogus 58, ginčiasi su 3 metų vaiku ir kas laimi? O laimi, mes jau žinom, kad visada laimi pasąmonė, laimi tas 3 metų vaikas ir jisai ten realiai vadovauja visam gyvenimui. Antras pavyzdys, kurį aš sužinojau tik vakar čia buvo tokia istorija ir turiu teisę ją dalintis, man leista ją dalintis, tai iš tikrųjų labai įdomi istorija, tai yra berniukas Jonas, turintis, problema jau buvo ta, kad jis turi daug partnerių vienu metu. Tai yra daug moterų, kiekvienoje mieste po moterį, nes paniškai bijo būti vienas, paniškai bijo likti vienas. Tai yra apsidraudimas, jeigu viena moteris paliks, tai kita priims, kaip sakant. O istorija jo tokia, kad kai Jonas buvo 5 metų, kažkur nuo 5 iki 8, tam laikotarpį, gana ilgą laikotarpį, jam neleisdavo pareiti namo iki vakarienės. Tai yra, eik į lauką ir daryk, ką nori. Ir jie gyveno ten kažkokią sodybą šalia miško, ir jis ten tam miške leisdavo laiką, o namo jam nebūdavo leidžiama pareiti iki vakarienės. Ir du dalykai. Vienas dalykas baisi vienatvės jausmas, baisus vienatvės jausmas. 5 metų berniukas, nuo 5 iki 8 ištisai buvo vienas. Ir jam užsifiksavo baisi vienatvės baimė, nes būti vienam yra labai labai baisu. Antras dalykas - didžiulis nesaugumas, o jeigu man išvis neleis pareiti namo. Todėl jisai tam miške turėjo slėptuvę, kaupdavo maistą, sausainius, dar kažkokį negestantį maistą ir niekada jo nevalgydavo, to negendančio maisto, nes bijodavo, kad jeigu vieną dieną jo išvis neleis jam pareiti namo, tai jis tiesiog neturės ką valgyti. Ir šitos dvi baimės lėmė tai, kad toliau gyvenime jisai suaugo ir jis tapo labai labai sėkmingų žmogum, labai sėkmingų verslininkų, daug važinėjo, daug dirbo ir kiekvieną miestą, kuriam važinėjo, po moterį. Nes vienas dalykas - paniška baimė likti vienam ir antras dalykas - labai didelis nesaugumo jausmas. Tai kad bent kažkuo, kaip jisai tą maistą kaupdavo panašiai, tai čia lygiai tik dabar jis pradėjo kaupti moteris, pas kurias galėtų sugrįžti, kad tik tai neliktų vien. Ir sakytum, okei, tai sėkmingas žmogus, daug moterų, tai gal gerai, iš vyriškos pozicijos. Problema buvo ta, kad jis šeimą turi ir yra vedęs, turi vaikų, todėl tos visos moterys jau truputėlį darosi našta. Tai va tokia situacija. Ir va šita paniška vienatvės baimė, jinai yra tokia vėlgi dažniausiai neįsisąmoninta, dažniausiai jinai pasireiškia sesijos metu. Ir labai dažnai panišką vienatvės baimę turintys vyrai ir taip pat ir moteris turi daug partnerių, nes jie tiesiog apsisaugo, kad jeigu ne vienas, tai kitas. Aš nekalbu apie tą partnerių kaitą nuolatinę, bet tada, kai turi daug variantų pasilikę. Turi ir vieną moterį, ir kitą, ir antrą, ir trečią, arba moteris turi vieną vyrą ir antrą vyrą, tarp dviejų ten gyvena, nuo vieno prie kito pasitaiko tokiu atveju. Irgi žinokit, ir pakankamai dažnai. Ir tai yra tiesiog tas didžiulis nesaugumo jausmas ir vienatvės baimė. Ir vienatvės baimė, prie ko veda vienatvės baimė? Tai pavyzdžiui, prie priklausomybių, pavyzdžiui, bet kokios priklausomybės. Iš tikrųjų, jeigu yra gyvenime kažkoks dalykas, tai tiek, kiek yra gyvenime dalykų, tiek yra priklausomybė. Tai priklausomybė nuo bet ko. Nuo kompiuterinių žaidimų, nuo alkoholizmo, nuo sekso, nuo
Nu, bet ko. Bet vienatvės baimė, jinai gali būti bandoma užpildyti kažkokią tai priklausomybę. Nuo sporto, beje, netgi. Tai va, kažkokia priklausomybė, taipogi tai gali būti nerimas, nes žmogus nesupranta, ko jis nerimauja, aš iš tikrųjų labai bijau likti vienas. Daug partnerių vienu metu, apie tai jau aptariau, užstrigimas toksiniuose santykiuose, savaime suprantama, todėl kad kai aš labai bijau likti vienas, tai geriau bet kokie santykiai, netgi labai destruktyvūs, negu kad vienatvė. Ir čia vėlgi tik tai 4 punktai, iš tikrųjų gali būti daug daugiau, aš tiesiog jums norėjau parodyti, kaip mūsų protas veikia ir kaip jis laiko įsikibęs tam tikrų dalykų. Pavyzdžiui, dėl vienatvės baimės. Na ir tai kaip ir minėjau, čia tokie 2 pavyzdžiai, kada iš vaikystės tas atėjo, bet lygiai taip pat mes užsidedam blogus ir būdami suaugusiai. Rečiau, bet užsidedam. Na, tai vieną tokį pavyzdį galiu greitai tiesiog papasakoti. Turėjau moterį, kuri turėjo didelę antsvorį, jau tokį trūkdantį gyventi, vadinkim taip. Ir nuėjus į regresinę sesiją, mes išsiaiškinom, kad tas antsvoris yra reikalingas jai todėl, kad kai jinai ištekėjo, jinai su vyru kartu gyveno su Anyta. Ir ta Anyta buvo tokia labai priekabi moteriškė ir tokia piktoka. Ir tam, kad jinai galėtų save atstovėti, savo nuomonę, jinai prisiaugino svorio, kad aš būčiau stipresnė, tvirtesnė, didesnė. Ir man to svorio reikia, kad mane geriau girdėtų, kad mane geriau matytų, kad aš atstovėčiau tą savo nuomonę ir kad atsiginčiau. Ir tas svoris laikėsi. Nors Anytos, man atrodo, jau ir gyvųjų tarpe turbūt nebuvo, bet jinai, ta programa, kuri vieną kartą pasileidžia, jinai dažniausiai ir veikia non-stop, tol, kol jos sąmoningai neišjungia. Na ir dar šiandien aš noriu jums papasakoti, ko hipnoterapija nedaro. Tai yra, ko mes negalim padaryti per sesijas ir ko nedarom. Tai mes nediagnozuojam ligų, hipnoterapeutai nediagnozuoja ligų. Mes nesam psichologai, nesam psichiatrai ir tokio dalyko nedarom. Jeigu žmogus ateina, o galbūt man tas, ar galbūt anas, hipnoterapeutas ligų diagnozuoti negali. Mes nesam gydytojai. Taipogi lygiai hipnoterapeutai negydo ligų. Mes, kaip aš sakau, nedirbam vietoj gydytojų, mes dirbam kartu su gydytoju. Tai yra, jeigu jūs gydotės kažką tai ir šalia to imat hipnoterapijos sesijas, tai tada bus tobula. Bet vien tik tai palikti sunkią ligą, eiti savo eiga ir bandyti išsigydyti vien tik tai terapiją, aš šito nerekomenduoju. Paprastai geriausi rezultatai yra tada, kai hipnoterapeutas dirba ne vietoj gydytojo, bet kartu su gydytoju arba kitaip tariant šalia gydytojo. Tada rezultatai yra geriausi. Dar ko hipnoterapeutai nedaro, tai nedirba su 2 žmonėm vienu metu. Tai yra nedirba santykių terapeutų. Mes galim dirbti atskirai su kiekvienu. Tai yra galim dirbti atskirai su moteriam ir paleidinėti jos vaikystės žaizdas ir traumas. Galim dirbti atskirai su vyru ir paleidinėti jo vaikystės žaizdas ir traumas. Ir tada žiūrėk, gal ir jiems patiems vėliau bendrauti bus lengviau. Bet vienu metu aiškintis santykius su 2, bet šitą nedarom, tam reikalingas kitas specialistas. Ir taipogi hipnoterapija, regresinė hipnoterapija negali būti taikoma esant tam tikriems sutrikimams, tokiems kaip skizofrenija, bipolinis sutrikimas, anoreksija. Anoreksija tai tiesiog tai yra labai sunkus sutrikimas psichologinis ir tam reikia atitinkamo specialisto. Skizofrenija ir bipolinis sutrikimas ir taip pat kiti sutrikimai, kuriuose būna haliucinacijos. Jokių sutrikimų, kuriuose žmogus gali matyti haliucinacijas, hipnoterapija tvarkyti negali. Taip. Na ir ką, šiandien aš manau, kad papasakojau daug maž viską, ką norėjau, nors norėjau trumpiau, vis tiek gavosi pusę valandos. Tikiuosi neprailgo, rašykit, klauskit ir laukit toliau kitų įrašų. Rytoj Julija jums pateiks labai įdomų sąrašą, kaip atpažinti savo turimus blokus ir 4. 5. jūs jau turėsit 2 hipnoterapinės meditacijas.
Taipogi, jeigu jūsų tarpe yra žmonių, kurie domisi tokiais dalykais, kurie domisi, kaip dar labiau padėti sau ir padėti kitiems, spalio 16 startuoja jau 3 kartą mūsų su Julija bendras hipnoterapijos ir pasąmonės transformacijos kursas, kuris trunka 20 savaičių. Jo metu gaunant nepaprastai daug žinių, nepaprastai daug medžiagos, nepaprastai daug praktikos. Labai gerai prasidirbot su savim, jeigu sąžiningai viską darot. Tikrai padedat, išmokstat padėti kitiems. O jeigu jau dirbat su žmonėm, tai tikrai atrasit labai daug papildomų praktikų, kurias galėsit integruoti savo darbe ir drąsiai naudoti. Jeigu kažką tai šitą galimybę domina, tai galite susisiekti su Julija, galite susisiekti su manim, mes jums atsiųsim planą. O jeigu, nežinau, nedrąsu mums rašyti, nors tikrai galite drąsiai rašyti, patikėkit, bet jeigu nelabai drąsu mums rašyti, galite tiesiog parašyti po postų, kad jūs domina šitas kursas ir mes irgi susisieksim ir atsiųsim išsamų planą, apie kągi tas kursas bus. Tai tiek šiandieną. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki